Atkaklumas, sakiau, ar įkyrumą? Man atrodo, kad atkaklumas. Tai ir įkyrumo, manau, reikia tokio, kad, kaip sakant, surasti tą savo pirkėją, suklestėjimas, tos gyvybės pasimatymas, daug visko vyko ir tai tikrai atrodė gyvas tas laukas, kokia prasme, ne, kažkur eiti dalyvauti, kai dabar viskas yra ekrane, visi užtenka ekranų ir tu jau dalyvauji, bet susiduri su viso pasaulio, kaip sakant, ta vizualia kultūra ir nekultūra. Sveiki, jūs žiūrite tinklalaidę Memel Talk apie Klaipėdą ir žmonės, kurie kuria mūsų miesto istoriją. Šiandieną svečiuose yra Liudas Andrikis, šiuo metu nepriklausomas kultūros vadybininkas, prodiuseris. Ir aš Liudą pasikviečiau pašnekėti apie Klaipėdos kultūros lauką, meno rinką ir iš ko tie menininkai gyvena. Šiek tiek pabandysime tos vidinės virtuvės, iš ko susidaro ta meno rinka. Tai sveikas, Liudai. Labas. Tai nuo tavo asmeninio kelio tu kažkada tai seniai pats kūrei, bet paskui pasukai link kultūros vadybos, kultūros prodiusavimo. Kodėl? Tai nemanau, kad įvyko takoskyra, iš tikrųjų šiuo metu taip pat kuriu. Tai niekur nepasukau, čia kaip tik, man atrodo, viskas persidengė ir taip susiklostė aplinkybės, kad esu kuo esu. O tas kelias, tai buvo pradžioj, kažkada buvo svajonė jaunystėje, po mokyklos studijuoti dailės akademijoje Vilniuje. Bet tada tėvams neatrodė, kad tai kaip ir koks čia perspektyvus kelias, kad norėjau, kad būčiau normalus žmogus, kaip sakant, žemiškesnės specialybės, tai ir baigiau studijas, bet taip, pirminė mano ta priemonė, medija buvo fotografija nuo 6 klasės, tai nuo 12 kokių metų fotografavau ir jinai visą laiką buvo, kada 2005 kokiais įsigijau videokamerą ir tada dar labiau išsiplėtė, susidomėjau ir muzikos kūrimo, ir tekstai kažkaip visą laiką buvo gyvenime, po to dar turėjom tokią grupuotę Mekusa, meno kūrėjų sąjunga, kur dar plačiau ta saviraiška vyko, tai šalia tas mano, kaip sakant, karjera buvo susijusi su vadyba. Ir vėliau su vadovavimu kažkaip tai natūraliai šalia žmona sugalvojo mados festivalį, tai ten irgi reikėjo vadybinio požiūrio ir administravimo. Ir galiausiai čia paskutinius 5 metus vadovavau kultūrų komunikacijų centrui, kai jau išdrįsau pasivadinti menininku, nes prieš tai atrodė, kad menininkas turi turėti meno diplomą, kitaip nėra menininkas, bet pradėjus aiškintis, gilintis ir kai reikėjo argumentuoti, kas yra tas tarpdisciplinis menas, tai taip, tai yra ta erdvė, kur nebūtinas meno diplomas, kur programuotojas gali tapti tarpdisciplininiu menininku ir panašiai, tada jau pradėjau drąsiai save vadinti menininku ir galiausiai pajaučiau dirbdamas tą darbą, vadovaudamas meno centrui, kad čia yra mano laukas, tai kur aš save realizuoju, kur aš esu laimingas ir tada išpildžiau tą savo svajonę, įstojau dailės akademiją Vilniuje. Studijuoju dailės istoriją ir teoriją ir traukia kuratorystę.
tai kažkaip tai viskas, manau, natūraliai klostas ir mėgaujuosi tuo, ką darau. Ir viskas eina savo tekme. Kadangi minėjusi meno kuratorystę, pašnekėsim gal kiek ir plačiau, bet ar Klaipėdoje nėra va tavo vis dar takoskyros tarp, ypač dar bendruomeniškumo, tarp verslininkų arba freelancerių? Aš kaip pavyzdį Vilniuje ir Klaipėdoje yra puikių pavyzdžių iš kūrėjų, tiek Sergejų Subkino visa bendruomenė, tiek kažkiek buvo iš dalies ant ribos stovi, nesvarbu, bet ta takoskyra tarp biudžetinio pasaulio, kuris dalyvauja projektuose įvairiuose, kuris gauna finansavimą iš savivaldybės ir kaip jie dalykus daro, ir tarp tų nepriklausomų kūrėjų, nesvarbu kurios srities. Takoskyros, tai man atrodo, visur jos yra, kur jų ieškom, bet tuo pačiu galim ir pamatyti daug tų pačių persidengimų, kai taip išskiriai kaip biudžetinės įstaigos, tai jos yra arba savivaldybės, arba valstybės finansuojamos, ir jeigu gal bendrai pažiūrėsi tą vizualių menų ekosistemą, kas tai yra, kas ją sudaro, tai yra tie kūrėjai, kaip sakant, kuriantis tą produktą, šalia yra institucijos ir kiti veikėjai, tai institucijos pradant mokslo institucijomis, dailės mokyklomis, akademijomis, ir šalia yra valstybinės institucijos, galerijos, meno centrai, kultūros centrai ir panašiai, privačios galerijos, muziejai ir tie kuratoriai ir meno kritikai, kurie galbūt ir viskas yra tarpusai susiję, nes pagrinde lėšos yra didžiosios lėšos, kaip sakant, kultūrai, menui skiria valstybė tiek per tų institucijų biudžetus, tiek tas pats kultūros tarybos finansavimas, ir aišku, konkurencija yra dėl tų pinigų. Biudžetinėm įstaigom paprasčiau, nes jie gauna biudžetus tai kultūriniai meniniai veiklai, o nepriklausomi veikėjai, jie kaip ir kažkuria taip konkuruoja dėl to biudžeto, stengdamiesi pateikti tą savo idėją, savo kūrybą, kaip unikalią, kaip verta tų, kas turi pinigus, dėmesio. Ir aišku, taip, nepaminėjau, yra privatus kapitalas, taip vadinami mecenatai. Dabar kažkaip tai pagausėjo privačių meno fondų steigimasis, tai tas džiugina iš tikrųjų, ir manau, kad kaip bebūtų, kultūra yra tas mus visus vienijantis laukas, lygmuo, pamatas, ant kurio mūsų visuomenė kuriasi, ir kultūra įtakoja visas sritis, tiek ir tą pačią buitį, kas pas mus namuose, kokie ar ten baldai, kitos detalės, ar atsiranda paveikslai ar skulptūros namuose, taip pat bendravimo kultūra ir panašiai. Tai manau, ta takoskyra, kaip sakau, jeigu nori ją surasi, bet jeigu nori matyti, kad viskas susiję, tai gali matyti ir tai. Tai aš jau žiūrėčiau apie, kaip sakant, ryšių ir kūrimą. Žinoma, bet dar nepasitaiko tokioj mažoj rinkoje kaip Klaipėdos, vis dėlto tų kreivų žvilgsnių. Va, tu gavai projektą, va, aš negavau projektą, nes vis dėlto ir biudžetinės įstaigos Klaipėdoje teikia įvairius, dalyvauja projektuose, gauti finansavimą veiklom, kurios netiesiogiai liečia, iš kurių jie negauna, už kurias jie negauna finansavimų. Yra tokia galimybė, ir nestebėjau kultūros šiuo metiniu neolauko, kas projektus gavo, bet
jaunimo būtent projektuose, tai labai daug matosi, kai kultūros įstaigos ateina į lauką, kur organizacijos įprastai dalyvaudavo. Tai taip, yra tam tikrų niuansų, kur manau, jie galėtų būti tobulesni, ypač dėl to projektinio finansavimo, kad manau, kad jisai turėtų būti skirtas nevyriausybiniam sektoriui, stiprintą sektorių, kuris yra, kaip sakant, arčiau tų kūrėjų ir svarbus, ypač svarbus mūsų visuomenės vystymuisi, augimui. Biudžetinės įstaigos gali teikti paraiškas projektų finansavimui, tik yra niuansai. Tarkim, Klaipėdos miesto savivaldybės tam daliniam finansavimui gali teikti tik ne Klaipėdos miesto biudžetinės įstaigos. Tai yra valstybinio pavaldumo ministerijos, muziejai, teatras. Negaliu pasakyti, ar iš kitų savivaldybių biudžetinės įstaigos galėtų teikti. Čia tikriausiai reiktų gilintis, kai to pačiu Lietuvos kultūros tarybai gali daugumas, praktiškai visų savivaldybių biudžetinės įstaigos, išskyrus ministerijos pavaldume esančias įstaigas, ten irgi tam tikrai atsiranda, kaip sakant, biudžeto formavimo tokie niuansai. Ir taip, iš vienos pusės institucijos turi tokius svaresnius resursus, daugiau resursų ir žmogiškųjų ir bendrai tą kitą biudžeto dalį, iš kurio galima mokėti atlyginimus, visas administracinės išlaidas, taip pat dažnai turi patalpas, pastatus, įrangą ir panašiai. Tai ta konkurencija nėra lygi, bet iš kitos pusės taip yra tas finansavimas kultūros jisai nėra pakankamas. Dažnai svarbu pritraukti papildomas lėšas, todėl aš tikrųjų manau, kad visas galimybės, kur galima pritraukti finansavimą, jos yra sveikintinos, pozityvios, nešančios naudą, bet taip, ta konkurencija nėra lygi. Bet iš kitos pusės irgi čia žiūrėjau ir tos pačios kultūros tarybos dabartinius, kaip sakant, konkurso rezultatus, tai nemažai to nevyriausybinio sektoriaus gavo projektus ir nemažai biudžetinių yra likę, kaip sakant, už brūkšnio, negavo finansavimo. Tai keičia žaidimo taisyklę. Taip, manau, kad tas geras nutikęs dalykas Lietuvai yra kultūros tarybos finansavimas, man atrodo, anksčiau ten vadinasi Lietuvos kultūros fondas ar kažkas tokio, tai kas iš tikrųjų stipriai skatina ir įgalina kultūros lauką, kurti projektus, auginti menininkus, kūrėjus, juos pristatyti tarptautiniu lygiu, taip, konkurencija turi būti, nes kaip kitaip žinosim, kas yra geriausia. Apie tą, kas yra geriausia. Menas yra subjektyvus dalykas. Ir vienas kūrinys vertinamas 30 eurų, kitas vertinamas 3000 eurų. Tenais, aš čia labai mažom sumom meno pasaulį vertinu. Tai kas nusprendžia? Vien tik ant meno kritikų yra ta vertė, kas pasako kūrinio vertę? Taip, tai čia veikia rinka iš vienos pusės, paklausa ir pasiūla. Iš kitos pusės yra tam tikros žaidimo taisyklės ir kas, tarkim, kaip menininkui, kaip jom vertę užsiauginti, tai svarbu, aišku, pradžiai, kokia bazė yra tos meno studijos, bet kuriuo atveju tai yra bazė, tada dalyvavimas įvairiose rezidencijose, parodų rengimas, stipendijų gavimas, tada parengiant parodas, aišku, galerijos prestižas irgi daug reiškia, kurioje galerijoje tu rodai parodą, tada kaip ir savaime tu būni pastebimas, kad toje galerijoje te pastebi kritikai, kuratoriai, pradeda kviesti į kitas parodas, į bienalės, kritikai arba giria, arba peikia, gauni dėmesį ir tas, kaip sakant, aukščiausias tikriausiai tikslas ar lygis, kuris prisideda prie menininko vertės, tai yra, kai jo kūrinius įsigyja muziejai. Valstybiniai ir privatus ten irgi, aišku, yra ir
tie prestižiniai, jau ypač ta prasme, kai jau muziejai įsigyja tavo kūrinius, tai jau, kaip sakant, esi pripažintas, vertinamas ir taip, ta tavo kūrybos vertė, jinai kaina, kaip sakant, yra aukšta. Kitas koks dalykas dar gali atsirasti šiais laikais veikia tie patys rinkos dėsniai yra marketingas, ne, reklama, tai tas savęs pozicionavimas, reklamavimas ir iš tikrųjų kažkuria prasme galbūt ir vidutinis menininkas gali save pozicionuoti, išsireklamuoti kaip sėkmingą, populiarų, rodytis visur spaudoje, žiniasklaidoje, televizijos laidose, rodyti savo kūrybą, pasakot, kaip jis čia kūrė, koks jis sėkmingas, kur tokį įvaizdį ir ten pardavinėti savo kūrinius už ženklės sumas, tūkstančiais ar dešimtimis ir panašiai. Gali būti šalia tas kitas kūrėjas, genijus galbūt, kuriam tas visas, kaip sakant, žemiškas pasaulis nelabai rūpi, finansai nerūpi ta prasme ir jo kūryba tiesiog jisai gali vos ne iškeisti galbūt kažką tai ar padovanoti, ta prasme, kai sakai 30 ir 3000, tai realiai praeis kažkiam laikui tas genijus vis tiek, jisai gali būti surastas ir jau tada galbūt jo vėlesnėje karjeroje ar netgi po mirties ta kūryba bus žymiai vertingesnė negu to, kurio kažkada buvo vertinama, tarkim, tais pačiais 3000 ar daugiau. Tai iš tikrųjų čia taip stipriai veikia rinkos dėsniai ir tos žaidimo taisyklės, kad svarbu pažintis, rodymas tam tikrose aplinkose, bendravimas su kritikais, kuratoriais, parodų rengimas, aplikavimas į rezidencijas, dalyvavimas jose, tų tarptautinių tinklų kūrimas, nes be abejo tas, kaip sakant, išėjimas į tarptautinius vandenius, tai labai svarbu menininko karjerai ir jo tai kūrinių vertai. Tai ar dabar apie šiuolaikinį meną? Šiuolaikiniam mene atsiranda forma, idėja svarbiau už pateikimą. Kiek net ne už pateikimą, bet paveikslą visi jau įpratę matyti, jau atskirtinais visa forma arba skulptūra, o čia gali būti visiškai abstraktu. Klasikinis pavyzdys absoliučiai Fluxus fontanas, ar ne? Kai, žinai, kas yra Fluxus fontanas? Kai iš keturvėjininkų, dabar Mačiūnas, man atrodo, pisuarą pavadino fontaną. Patikslinsiu, tai ne Mačiūnas, tai yra Marselio Duchampo kūrinys, kuris iš esmės pakeitė. Bet ir lietuviai kažką bandė iš to daryti. Jo, taip, Fluxus yra kita srovė, tai taip, jeigu nuo pradžios, tai taip, fontanas. Kiek ta prezentacija, visa tavo populiarumas jau žaidžia šitoj srity. Taip, tai gal jeigu nuo pradžių dar grįžti prie to fontano, kas buvo iš tikrųjų esminis įvykis meno istorijoje, kaip sakant, kai įvyko lūžis, kai kas yra menas, dažniausiai pripažindavo autoritetingi žmonės, komisija ar ten akademikai ir panašiai. O Duchampas pateikdamas tą pisuarą kaip fontaną parodai, pasirašydamas pseudonimų, nors irgi ten yra sąmokslo teorijų, kad ten galbūt veikia ir grupė, galbūt autorė yra moteris to kūrinio, tai galiausiai taip, tas pisuaras pakeitė meno istoriją, nes tada atsirado tas klausimas, kas yra menas ir kas nėra menas, nes tada kaip ir nuo to laiko atsirado tai, kad menas gali būti bet kas bus pavadinta menu, pasirašyta autoriaus, tai jau gali būti traktuojama kaip meno. Ir galiausiai praeito amžiaus viduryje, ten prasidėjus po modernizmo, prasidėjus minimalizmui, konceptualiam menui,
Tai visiškai tas įprastas meno, kaip sakant, suvokimas, kas yra menas, kas gali būti, jisai tirpo ir tas pats fluxus, judėjimas, kai menas kaip pokštas ir happeningai, performanceai ir galiausiai maisto gaminimas, kažkokie pasivaikščiojimai, viskas tapo meno forma, tai taip, dabar menas gali būti bet kas, mes galim netgi traktuoti šitą pokalbį kaip meno įvykį, tiek, kad jeigu pradėsim mes jį komunikuoti, pateikti ir tikriausiai dar reiktų šiuolaikiniam menam tos santykius su šiuolaikybės, o dabar, kas vyksta dabar, paliesti tas aktualias temas karinių konfliktų, antropoceno ar mažumų ar neatstovavimų grupių ir padiskutuoti, susiginčyti, galbūt net apsikeisti, kaip sakant, smūgiais ar apsilaistyti vandeniu ir tai gali būti meno kūrinys. Tai kiek Lietuvoje maža rinka ar ne, asmenybės žaidžia tokios performansų arba to abstraktaus meno rinkoje. Tai toksai, kaip sakant, abstraktus tavo meniškas klausimas. Nes čia buvo, nežinau, prieš pernai ar užpernai, kada buvo labai daug klausimų visuomenė kėlė, kai Bžesko paroda buvo Vilniuje ir menininkai jie gauna savo honorarą ir kai buvo paviešinta, kiek jisai gavo, tai kaip tradiciniai klausimai, tai už ką čia mokėti tiek pinigų? Taip, tai čia, man atrodo, labai bloga idėja yra skaičiuoti svetimus pinigus, reikia skaičiuoti savo. Tai, kaip ir minėjau, veikia kaip meno rinka, yra pasiūla, yra paklausa. Tam tikri, kaip sakant, menininkai, kurie susikuria kaip savo prekės ženklą, turi nusistatę savo vertę, pagrįstą, nepagrįstą, bet jeigu kažkas tai, kaip sakant, vertina atitinkamą sumą menininko prašoma, tokia, tai viskas okei. Ir aišku, yra tų tokių net ir, kaip čia įvardinta, ar įtampų, kad, tarkim, komerciškai sėkmingi menininkai ir tie kenčiantis menininkai, kaip sakant, kuriantis konceptualų meną, kaip sakant, ieškantis esmės ir panašiai, bet, kaip sakant, vos išgyventis, vos sudarantis galą su galu, jie kažkurie, negaliu sakyti, visi žiūri negatyviai į kitus menininkus, kūrėjus, kurie gauna užsakymus, juos įgyvendina, kaip sakant, dirbdami tam savo laukės, tam išraiškos priemonėm, kaip pavyzdžiui skulptūra. Vienas bičiulis yra, kaip sakyti, komerciškai sėkmingas skulptorius, gauna didžiulius užsakymus, ten irgi, ta prasme, jam sakė metams, ar 2 užsakymų užtenka ir jisai pilnai gali gyventi metus, tai kitiems tai yra, kaip sakant, gal ir įžeidimas kažkuria prasme, kad už tiek brangiai, tu čia kažkam padarai, čia kaip čia atrodo, čia žodžiu neteisybė ir panašiai, pasipiktinimas, bet kaip ir sakau, kiekvienas tas menininkas kuria savo prekės ženklą, taip pat vėlgi ta pati rinka, kaip veikia, yra kažkuria prasme ir jau didžiuliai pinigai, tai ir kaip ir kažkuria kaip ir verslas yra, kad turi dėrėtis, dalyvauti dėrybose, ta prasme, galbūt nesutikti, ten už pigiau parsiduoti, kažką tai suteikti savo paslaugas ar parduoti kūrinį ir, kaip sakant, išlaikyti savo vertę, galbūt kažkiek tai gali tekti susidurti su ta realybė, kad ta prasme, už tokią kainą tavęs nereikia, tai taip, yra žiauri ta meno rinka, didžiulė konkurencija ir tie sėkmingi atvejai dabar, kai socialinės medijos daug rodo, kai atrodo viskas paprasta ir bet kas gali būti ar menininkų, ar influencerių ir panašiai ir kažką
pataškyti ir kaip sakant, pardavinėti tą savo kūrybą, kai kuriems pavyksta, bet ne visiems. Todėl yra, man atrodo, kaip čia vadinasi, angliškai bell curve, tas kaip varpo kreivė, kur dažnai yra mimai, ten, kur mažesnis procentas pradžioje, kaip sakant, aš tai šiek tiek verčiu į tą, tarkim, meno sistemą, kaip sakyt, kūrinius yra, per vidurį yra daug vidutinio to meno, kaip ir nuo visuomenė yra tas vidurkis, daug vidutinybių ir maža dalis vienoje pusėje prasto meno, prastų žmonių, ar ten, nežinau, prastų parodų, kitoj pusėje yra kita maža, arba visuomenėje tų blogų žmonių, ne, tikėkime vis tiek, kad jų yra mažuma, kitoj pusėje yra tų genijų, gerų menininkų, gero meno, gerų parodų, talentų, ta mažuma. Ir ta visa gausa, kur yra ties viduriu, jinai kaip ir vis tiek, lengviau patekti tą vidutinį lygį ir kur yra didžiulė konkurencija, kai ir tada ta nuožmi kova už išgyvenimą ir konkuravimą ir dažnai tas pasidavimas, metimas ir tiesiog galbūt ir pritrūksta to atkaklumo, įsispyrimo, kad, kaip sakant, ateiti į tą mažumą, tą mažesnį procentą tų genijų, tų talentų, ar tų, kurie sugeba sukurti tą savo prekės ženklą, išviešinti savo vardą ir kaip sakant, mėgautis tą sėkmę. Bet vėlgi, iš kitos pusės, ta sėkmė ir šlovė nebūtinai reiškia finansinė, kaip sakant, kaip čia įvardinti, gausa, negausa, turtus kažkokius, nes taip, menininkai tokia pora, kur jų projektai išskirtiniai, kur jie įvilkdavo pastatus į tokią kaip po medžiagą, po plėvelę ir ten Brandenburgo vartai, ten po tokie didžiuliai projektai ežeruose, tokie rožiniai. Ten didžiulės sumos pagamintos tos kūrinius. Tai realiai istorija yra tokia, kad tie menininkai, jie realiai visus uždirbtus pinigus kišdavo į naujų kūrinių, kaip sakant, gamybą, ten viską parduodavo ir kad sukurta naują kūrinį, ten milijonų vertės. Tai Kristo ir Žin, Cloud, žodžiu, pora. Kad jie, ta prasme, nebuvo tokie, kaip sakant, milijonieriai, jų kūryba taip vertinama milijonais, ta prasme, jie sukišdavo milijonus, kad sukurti kūrinį, bet tai dabar yra palikimas ir yra jų, kaip sakant, paveldo fondas, kuris irgi dabar įgyvendina nebaigtus, nerealizuotus kūrinius ir tai, kuriems įgyvendinti reikalingos didžiulės lėšos. Ir kitas dalykas, jeigu, kad ir laimėjai vieną didžiulį kontraktą, nebūtinai tu jį laimėsi antrą ar trečią kartą. Bet vienas iš sėkmingiausių šiuo metu komerciškai menininkų yra Algis Kriščiūnas. Ar masiniai... Kaip manai, kad... Tai absoliučiai... Ar maišau vardus? Algis Kriščiūnas foje buvo. Jo. Tai va, nes tikrai dabar irgi Gradielis visą pagal jo paveikslus pasistatė aplink baseinus tenais, tiek jo kūriniai verčiami į tą į meną, visas jie atgyja ir paveikslai tikrai eina už didžiulės vertės, tai viešoje erdvėje, masmedijoj nekalbam apie aukštąją madą ir ne, tikrai vienas iš sėkmingiausių kūrėjų. Ar tu vis dėlto nesutiktum? Ne, nežinau, jisai, kaip sakyt, populiarus, kaip ir prasisuka apie tą, kaip sakant, savo prekės ženklo kūrimą.
jis yra jį sukūręs, kaip sakant, populiarina save, populiarina savo kūrybą, bet ar tikrai jisai komerciškai sėkmingas, nežinau, galbūt išgyvena iš meno, bet nežinau, kažkaip tai, kaip sakyti, čia galbūt galiu susigadinti savo reputaciją, kaip sakant, per daug, kaip sakant, šnekėdamas, bet taip, ar komerciškai sėkmingas, negaliu pasakyti, kad populiarus, taip, ar kuria ten kažkokį gerą išskirtinį meną, žmonėms patinka, ar man labai patinka, nesakau, kad tavasme yra prastas menas, tai yra populiarus, kaip sakyti, komercinis, tiek, kad tas, žinai, populiarus komercinis jau krypsta link to kičo. Tai galbūt tai ir yra tas kičas, kur tinka masėms, bet iš komerciškai sėkmingų, tai aš manau, kad yra Šarūnas Sauka, kur galbūt, ta prasme, jisai jo kūriniai tikrai yra brangus, prabangus ir tiek, kad jo, kaip sakant, gyvenimo tas būdas, stilius, jisai per daug niekur nesifišuoja, savo kuria ir manau, to mėgaujasi. Iš kitos pusės yra ir kiti tie menininkai, jau, gal ir, kaip sakant, tos jaunesnės ar vidurinės jau dabar kartos, ypač kurie yra įtraukiami į tarptautinės bienalės, į galerijas kviečiami, tai ir Andrius Arutunian, ir Paiku Hardware, Emilija Škarnulytė, Lina Lapelytė ir Lapinskaitė, kur Siensan trijulė darė, tai ir laimėjo tą liūtą, tai tas karjeroje dalyvavimas bienalėje, dar pripažinimas toks, jis aišku pakilėja, ir kitas irgi Tadao CERN, Tadas Černiauskas, kur, man atrodo, dabar visai sėkmingai daro tą tarptautinę karjerą, ir manau, daugiau yra Sarapina, tas pats Mykolo Sauka, visai puikiai, kaip sakant, yra daug augančių ir gal netgi iš komercinės pusės, iš pardavimų, iš tų sumų galbūt, sakau, neskaičiuoju svetimų pinigų, viešų duomenų tikriausiai gal ir net nėra, arba jų reiktų, kaip sakant, paieškoti, atlikti tyrimą, kokios ten sumos vaikšto, tai taip, yra sėkmingų. O kas iš tos, mes pašnekėsim ir apie tos Klaipėdos mohikanus, kaip koks Pinkevičius būdavo, bet iš tos jaunesnės arba jau, kaip sakai, viduriniosios kartos iš Klaipėdos menininkų, ką tu laikai sėkmingiausių arba kas turi daugiausiai potencialo išsprogti, su kuo tu susidūrei Klaipėdai? Tai vidurinė karta tikriausiai būtų Julijonas Urbonas, kilęs iš Klaipėdos, daug yra, kaip sakant, kilę iš Klaipėdos, bet kuria tarptautinės karjeras, tai kažkaip kitų pavardžių net nežinau, nesinorėtų galbūt per daug minėti, kažkaip tai išskirti, potencialo yra, nes taip gaunasi, kaip sakant, čia kažkaip prasme būtume nuomonės formuotojai, kaip sakant, darytume įtaką, bet yra to potencialo, yra kuriančių, yra, jau, kaip sakant, ir išvykusių iš Klaipėdos, grįžtančių ar negrįžtančių, kur jeigu išliks atkaklumas ir užsispyrimas, likti kūryboje, kurti, kaip sakant, pateikti kūrėjo matymą, idėjas, tai taip, yra potencialo. Ir aišku, yra kaip sakant, galbūt galima išskirti netgi, kaip sakyt, kartomis kažkuria prasme, nes tas praeitas laikotarpis, sovietų okupacinis, ir ta sukurta sistema, ir, kaip sakant, išplautas smegenis, jos paliko tą savo, kaip sakant,
palikimą ir ta dalis tos ankstesnės kartos, subrendusios tais sovietinės okupacijos laikotarpiu, jie galbūt turi visai kitokį tą santykį su ta meno rinka, kai kurie galbūt turėdami tam tikrą, kaip čia pasakyti, gal to verslininkiškumo gyslelę ir panašiai, ar nebijoja surizikuoti atkūrus nepriklausomybę, kaip sakant, megzti ryšius užsienio ir panašiai. Tai taip, yra sėkmės istorijų. Tas pats Klaudijus Pūdymas, kur būtų labiau vertinamas Prancūzijoje negu čia Klaipėdoje, arba iš kitų istorijų, o kitas atvejis galbūt priešingas, kur mūsų, kaip sakant, miesto legenda, marinistas Edvardas Malinauskas, kuris, kaip sakant, atradęs savo nišą, tapydamas jūrą, kiek mes esam kalbėję, kad visai sėkmingai išgyveno ir išgyvena ir tikriausiai irgi galim sakyti komerciškai sėkmingas, jeigu išgyveni iš kūrybos, nes čia prieš kelis metus buvo atliktas Lietuvos kultūros tarybos tyrimas, tai tik kas 5 menininkas išgyvena iš savo kūrybos. Tai iš ko susideda tas iš stipendijas gauna menininkas, nes yra viena dalis, nuimkime, man geras pavyzdys, yra tikrai puikus Klaipėdos fotografas Gediminas Juška, bet didžioji dalis jo pajamų greičiausiai ateina iš mokytojo pedagoginio darbo. Taip. Nors jis yra vertinamas kaip menininkas. Tai vieni eina tuo keliu, kur kuria, bet pinigus gauna iš kitur, kiti ar ne gauna kažkokias stipendijas. Tai iš ko susirenka tie menininkai pinigus? Imkime, padėkime tuos jau legendas, kurie jau užsitarnauja tą vardą, kaip Malinauskas, ar ne, kur gali gyventi vien tik iš kūrinių pardavimo. Tai aš manau, tai pagrindinis tikslas ir yra gyventi iš kūrybos, bet, realiai tie, kas 5, tai kiek čia 20%, ne? Tų kūrėjų tikriausiai konkuruoja, tuos kitus išsiskiria, randa galbūt per savo aktyvumą, bendravimą, atkaklumą, sakiau, ir įkyrumą. Man kad atkaklumą. Tai ir įkyrumo, manau, reikia tokio, kad, kaip sakant, surasti tą savo pirkėją, tą kolekcininką, kaip sakant, parduoti tą savo istoriją, savo kūrinį. Ir taip, čia plus kita dalis yra įvairius, kaip ir sakai, stipendijos, bet jos čia irgi yra dažniausiai trumpalaikės, kelių mėnesių, ten gal maks kelių metų, tai taip pat yra įvairūs atviri kvietimai, fondai, kurie kviečia rezidencijos, taip pat ir rengiant parodas, dažnai yra įprasta praktika gauti atlygį, ar kažkokie specialūs užsakymai kūrinio sukūrimui, tų pačių skulptorių, ar kažkokios miestų šventės ir panašiai. O ta didžioji dalis, tie 80%, tai ir turi dirbti kitus darbus, nuo kūrybinių, nuo dizaino kažkokių scenarijų rašymo iki tiesiog įprasto darbo biudžetinėje įstaigoje ar statybose. Ar gali bent apytikslius, kiekvieno, manau, kontraktas skiriasi, bet kiek rezidentai daugmaž gauna iš Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre? Kultūrų komunikacijų centre tai yra vieša informacija, kad už rezidavimui Klaipėdoje yra kaip atlygis 500 eurų ir tai nėra tiesiog, kaip sakant, atlygis taip už tai, kad vieną atvažiavai, bet irgi yra prašoma tam tikros grąžos.
susitikimo su bendruomenės įtraukimo į tą kūrybinį projektą, kad kaip sakant, įvyktų mainai, nes yra svarbu sutikti žmonės, bendrauti su žmonės, ypač su kūrybingais žmonėm, tai praplečia akiratį ir palieka tam tikrą naudą, idėjas ir panašiai, ar įkvepia. Tai yra vienas rezidencijos, kurios moka menininkams, ir kitas rezidencijos, kur tu turi susimokėti už tai, kad atvyksti į tą rezidenciją, nes vėlgi čia Klaipėdoje kultūrų komunikacijos centro rezidencija dėja turi tik tai vieną vietą, vienam ūkiniam vienetui. O yra tos kitos didžiosios, jeigu galite pavadinti, arba iš Lietuvos pavyzdžių, Nidos meno kolonijoje arba Sodas 2123, kur yra kažkuria prasme kompleksas, atvyksta vienu metu būna keletas menininkų, galbūt ir kuratorių, ir tada atsiranda tie kitos galimybės, kad užmezgami, kaip sakant, sukuriami santykiai, ryšiai užmezgami, atsiranda idėjos kitiems tarptautiniams projektams ar vietiniams, ir tai turi kitą postūmį. Aišku, yra ir ten prestižinės rezidencijos, kur didžiulė konkurencija ir už kurią turi susimokėti, bet vis tiek yra konkurencija, nes ten patekęs tu tikrai turi ryškų, kaip sakant, pėdsaką savo ateities karjeroje, kad tu buvai tai rezidencijoje. Tai tada tos reklamos, kur matau Facebook'e, kur kviečia iš užsienio valstybių, tiek mačiau skandinavai kvietė, dar kažkas buvo, tai ten greičiausiai, jeigu jau yra mažesnės bendruomenės, nes didžiosiams nereikia reklamos Facebook'e, kad kviečia rezidentus. Reklamos tikriausiai Facebook'e nereikia, yra įvairūs tinklai, yra tinklai, platformos, kur registruojasi rezidencijos, kaip sakant, pristatydamas save ir taip gaudamas papildomą, nes aš manau, kad vis tiek irgi rezidencijos yra suinteresuotas pritraukti įdomius kūrėjus, kur, kaip sakant, irgi ir tos pačios rezidencijos prestižą kuria, kad, tarkim, gali sakyti, kad šitas kūrėjas buvo pas mus ir panašiai, arba tie įdomus kūrėjai susitikę dažnai ir, kaip sakyti, sukuria tą naują, unikalų, įdomų ir kokybišką projektą. Tai varijuoja ir sakau, vietomis ir pats turi susimokėti, kitais atvejais ir tau sumoka už tai, nes yra vertinami kūrėjai, tos kūrybinės idėjos, kurios iš tikrųjų atneša naudą bendruomenėms, toms pačioms institucijoms ir sukuria tą papildomą pridėtinę vertę. Tai apie Malinauską užsiminėjai, kiek Tūlas klaipėdietis pažįsta tos kartatmenės, Pinkevičių, Malinauską užsiminiau, panašiai tos sovietinės kartos menininkus, kurie tam tikram meno lauke yra legendos, bet tos legendos nebūtinai iki šių kartų ateina, nes aš manau, kad Pinkevičiaus, tarkim, kur 98% naujosios kartos, nežinau, tai patys Malinausko, kas nebuvo parodoj, jaunoji karta tikrai nelabai pažįsta. Tai aš manau, tai, kaip sakyti, susijęs galbūt iš tom pačiomis kartomis, kad, kažkas yra tampa žinomas, apie jį kalba, apie jį išgirsti, kaip ir jį žinai, o apie ką nekalba, tai apie tą ir nesužinome. Tai plus dar reikia ir domėtis, kaip sakant, būti tame lauke, nes nežinau, kiek tarkim, tam vidutiniam gyventojui yra aktualu, įdomu menas, tos pavardės, kaip sakai, Algis Kriščiūnas, kaip sakant, pasiekęs tą populiarumą, jis tikriausiai ir bus žinomas, o kiti tie menininkai, tas pats Andrius Arutunian ar kiti ten, Robertas Narkus, irgi atstovavęs Lietuvai Venecijos Bienalė, ar tas pats Julijonas Urbonas, gal, nieko nesakantis vardai. Kaip manai,
kiek paprastas žmogus susimąsto, kiek kelia klausimų, nes, yra garsi freska Klaipėdos Marijos taikos karalienei dar išlikusi, daugiau tų freskų, nes tik tais užuominos, bet vitražų dar yra atskira knyga išleista. Kiek tai tampa mūsų akim kasdienybė ir mes nebekeliam klausimų, kas už to slypi, kas tai sukūrė ir iš kur tas palikimas meninis pas mus ateina. Aš manau, kad labai maža dalis, kaip sakant, iš vis tai turi meni, kad čia matydami kažkokį kūrinį ar ypač galbūt nuotrauką, kad sugalvoja, kad kažkas yra, čia autorius jos ir kiti kūriniai ten, paveikslai, skulptūros, kur tiesiog yra erdvėje, susitapatinęs to erdvė ir ten, kad ir, kaip sakant, irgi čia keliamas klausimas šiuo metu aktualus apie tą paminėjimą, to autorius, nes irgi yra ten žmonės susikuria atseit, kaip sakant, gražią estetinę aplinką, foną savo podcastui ir kažkiam influencinimui, ten kažkokiam pardavimams ir kabo fone meno kūrinys ir jisai nepaminimas. Ir čia toksai, nežinau, jis teisingas yra tas noras, kad būt paminėtas, bet irgi tas momentas, kai tie kūrinys sustapatina su erdvė ir skulptūros esančios mieste, kas žino jų autorius, arba ta pati, tas pats galbūt paradoksalus atvejis su reiškiniam projektu įgyvendintu 23 metais. Paulina Pukytė kuratorė buvo ir taip pat ir kai kurių kūrinių autorė ir tai buvo kaip ir laikinas projektas, meno kūriniai turėjo būti laikini, bet M raidė yra išlikusi iki šiol ir dabar kaip jį priimti, ar ta prasme pasibaigus projektui tai jau nebėra meno kūrinys, ar kol yra tas kontūras, ta M raidė, tai ir lieka kaip meno kūrinys, kurį kūrinio autoriai turi kažkokias teisės, paradoksali situacija, kad savininkas pastato yra Klaipėdos Energija, kuri kaip ir laikinai suteikia projekto metu, kol gyvendinamas projektas, tą pastatą, kad jis virstų meno kūriniu, tai ar jis dar tebėra meno kūrinys, kur minėtina autorystė, plus dabar ant jo atsirado ir Antano Boso skulptūra Plaukikas. Ir dabar mačiau ne šalia, o kaip ir jame įsikūrinėję menininkai ir apačioje sukonstruota konstrukcija, kažkas įrenginėjama ir tai kinta. Tai su to autorystės minėjimu ir žinojimu menininkų sudėtinga, plus kad, kaip sakau, tik tai labai maža dalis visuomenės domisi vizualiaisiais menais. Muzika, populiariaja muzika, galbūt daugiau tas populiarumo, kaip sakant, momentas ir yra, kad, tas pats Algis Kriščiūnas populiarus, muzikos populiarus atlikėjai žinomi, ar ten populiarus aktoriai, režisieriai, jie cirkuliuoja, kaip sakant, mūsų tam informaciniam lauke. Mes apie juos žinome, o kažkas kiti, galbūt genialūs kūrėjai, kurie tiesiog kuria ir kurių kūryba žinoma, matoma, pripažįstama mažame lauke, arba galbūt yra tokių, kur tiesiog kolekcininkai iškart ir perka, ta prasme, tas autorius net nieko viešai nepristato, visa kūryba yra nuperkama, tai tokie laikai, kaip sakant, kai informacijos yra perteklius ir pastoviai esam plaunami tą informaciją, tai... Nuo meno šiek tiek, tarkim, prie Klaipėdos kultūros lauko,
kaip tu matai šiandieną, nes mes su Remigijum Žiogu šnekėjom ir jis sako, klaipėdiečiai nėra lengva, išranki publika yra. Ir labai atsirenka, kur eiti, dar oras Klaipėdai, bet ir tom pačiu turime, kai apie muzikinį pavasarį buvo paklausta koncertų salės, kodėl nėra vietinių menininkų, pasakė, kad vietiniai menininkai netraukia tokio lygio, kad galėtų muzikiniam pavasaryje koncertuoti, bent jau duotojų momentų, kada buvo straipsnis. Bet kaip tu matai, iš po 5 metų visame tame lauke besisukdamas, koks tas Klaipėdos kultūros laukas yra? Manau, kad kultūros lauke aš nuo 2000-ųjų čia sukuosi, kaip sakant, tyrinėju, kiek pasyviau, kiek aktyviau. Paskutinius 5 metus, tai manau, kad pavyko stipriai, kaip sakant, su kultūrų komunikacijos centru, su institucija įnešti to kažkokio indėlį padaryti, nes ir Vilniuje daug visokių atsigirsta, kad vyksta įdomus dalykai. Dabar irgi pirmadienį vyko meno kritikos apdovanojimai ir Klaipėdos Bienalė buvo nominuota kaip metų reiškinys praeitų, tai manau, kad pripažinimas didelis. Taip pat irgi tas pats reiškinys jam buvo 23 metais kitame kontekste, ar ten irgi metų apžvalgoje meno lauko buvo minimas kaip metų reiškinys. Tai manau, kad pavyko sukurti tokį kažkokį kaip impulsą, kaip sakant, paleisti judėti organizmą. Dabar bus matyt, kaip judės toliau, tikiuosi, kad sėkmingai. Bet tuo pačiu manau, kad atsiradus tam tikriems, kaip sakant, sėkmingiems atvejams, jie kaip ir traukia, užkrečia kitus, įtraukia dalyvauti, kažką tai daryti. Nes ką aš, čia galbūt mano tokie pastebėjimai apie tą Klaipėdos meno kultūros lauką, kad po 2017 metų, kai buvo Lietuvos kultūros sostinė Klaipėda, kai buvo irgi skirta nemažos lėšos projektų finansavimui, įvairių iniciatyvų įgyvendinimui ir irgi Klaipėda teikė paraišką, konkuravo su Kaunu dėl Europos kultūros sostinės statuso, tai buvo tas toksai, net nežinau kaip įvardinti, suklestėjimas, tos gyvybės pasimatymas, daug visko vyko ir tai tikrai atrodė gyvas tas laukas, bet man atrodo vėlgi vyko, ką ir pats minėjai prieš tai apie tą konkurenciją dėl tų viešų pinigų ir tam tikro susiskaldimo, kad, žodžiu, čia tu tiek gavai, kažkas iš vis net ten neteikęs projektų, žodžiu, kaltino tos, kurie gavo finansavimą, ar kad ten čia jūs nesuprantat, kaip čia reikia daryti, jūs netaip darot. Tu tokio turim provincialumo ir, manau, bendrai visoje Lietuvoje turim tokio provincialaus to mąstymo ir požiūrio į viską. Tai tas toksai susiskaidimas, užsidarimas ir, žodžiu, čia tik mes geriausiai suprantam, čia mes geriausiai žinom, koks menas geras, koks blogas, ir tas susiskaidimas įvyko ir pradėjo kažkaip tai viskas nykti, mažėti ir tas laukas atrodė, kad susitraukė. Tai buvo tas sąstingis, ypač tada dar ir covidas nutiko, tai taip, tas laikmetis buvo, tai toksai sąstingio ir. Bet per paskutinius porą metų, aš taip bent kiek stebėjau, vien tik tais iš, pašnekėsime apie privatų sektorių, bet iš viešojo sektoriaus, tikrai
atsigauna sektorius, tiek ką jūs darėte kultūrų komunikacijų centre, tiek bibliotekos, ką daro Kanto festivalis ir panašiai, tai tas kultūrinis laukas po biškelį atsigauna. Taip, labai ir iš tikrųjų viskas laikosi ant žmonių, taip sakant, tai ta pati iniciatyva tema, kur atsivėrė su Hofu, tada to Laivytės teritorija, kur Mėmelio miestas, toks buvo visai neblogas impulsas, Malūno loftas atsidaręs, kur irgi visai atradęs savo erdvę ir dabar Klaipėdos energija su ta teritorija, kur irgi atsiveria kūrėjams ir irgi ten, kaip sakant, krapštausi, įkūrinėjo galeriją, projekto erdvę ir kiti kūrėjai įsikūrinėjo visokios garso kūrėjai studijos ir vizualių menų. Tai tiesiog yra vėl tas toksai, kaip sakant, pakilimas ir manau, kad kas svarbu, tai yra tos galimybės mieste pasirodyti, tų pačių galerijų, bibliotekos atsivėrimas su parodom, taip pat naujos galerijos, AP galerija atsidarė filialą, Dailės akademijoje, Daržas, aišku, ir, kaip sakant, senosios galerijos, Baroti, buvusi Rūta, dabar Liceum, buvusi naujoji Klaipėdos galerija, dabar Jusionio galerija, tai kažkaip to atrodo yra infrastruktūra, kuri gali padėti tiems kūrėjams pasirodyti, nes kūrėjai svarbu pasirodyti ir reikia tų vietų. Tai manau, kad viskas tik į gerąją pusę. Pasiūla tikrai yra, bet to kaip su paklausa, nes aš iš jaunimo sostinės laikų dažnai sakydavau, kad pilietiškumas Klaipėdoje yra ir į renginius eiti, nes jeigu tu neateisi, vizualiai kitą kartą ne visuose, ne tose populiariausiuose renginiuose, bet mažesniuose tikrai matosi, kur aukštas, nesvarbu ar komercinės, ar kultūrinės vertės renginys, o žmonių labai mažai. Tai aš manau, kad kaip mes visuomenė esam galbūt dabar pasiekę tokį momentą tos prasmės. Kame prasmė, kai daug kas arba didžioji dalis gyvenimo yra virtę tuo skaičiavimu, išlaidomis, viskas kainuoja ir viskas brangsta. Nors irgi čia atlikti tyrimai parodė, kad dalyvavimas kultūros renginiuose suteikia tam tikrą efektą, kaip lyg būtų padidintas atlyginimas. Tai iš tikrųjų taip svarbu dalyvauti. Irgi čia tos svarstyklės, kad nebus dalyvaujančių, nebus poreikio tiems renginiams ir tai kultūrai, bet kaip yra dalyvaujantis, tai yra ir poreikis. Va dabar čia šiomis dienomis prasidėjo džiazo festivalis, bet matau irgi programą pažiūrėjau, tai nustebino, kad dalis renginių kitose miestuose, Skuode, Kretingoje, tai įdomus toks pasirinkimas, bet apie tą prasme, kad kokia prasme, kažkur eiti dalyvauti, kai dabar viskas yra ekrane, visi užtenka ekrano ir tu jau dalyvauji, bet susiduri su viso pasaulio, kaip sakant, ta vizualia kultūra ir nekultūra. Ir kokia dar prasmė kažkur eiti? O kiek jauni žmonės, ar jau ateina yra tos aukštosios kultūros Klaipėdoje vartotojai, ar tik tais tiek, kiek mokytojai atsiveda? Manau, kiek mokytojai, kaip sakant, veda ir ta aukštoji kultūra, toksai pavadinimas, tik aš čia Klaipėdoje būtų
teatrai, muzikinis Nu, ir dramos teatras, aukštoji kultūra. Aš apie vaizduomą, turiu omeny, vis tiek yra skirtumas, ar jie ateina pijaus pasižiūrėti, gatvės meno, arba netgi labai įdomus reiškinys yra, nežinau, kiek tu po senamiestį vaikštai, kur yra senamiesčio katinas. Tai tenais dabar gatvės menas pavirto tokia kūrėjų erdvė ir gaudasi visas katiniška tematika, katinų skveras. Ir kur ateina į tą pačią Klaipėdos bienalę. Taip, tai jeigu vadintai aukštuoju menu, tai vis tiek bus aukštasis, kur reikia siekti, ta prasme, irgi ne visi baigia aukštąjį mokslą, bet manau, kad vėlgi ta pati mūsų vizualioji kultūra irgi formuoja tas nuostatas apie tą, kaip sakant, šiuolaikinį meną, tą aukštąjį meną, kuris kažkiek tai galbūt ir keičia tą mūsų kasdienybę, kad ten gaunasi gražios nuotraukos estetiškos ar pasirodymas, kad tu esi kažkuria prasme tas avangardas, kuris susiduri su to nesuprantamu šiuolaikiniu menu, kur galbūt reikia ir skaityti tą A4 formato lape surašytą tekstą, kuris kalba apie tą kūrinį, arba kurį pasakoja kuratorius ar gidas, ir kur reikia įdėti pastangų. Tai irgi čia tie momentai yra, kad esame tapę tą vartotojišką visuomenę, norim vartoti sklandžiai, patirti geras emocijas ir dėti minimalias mąstymo pastangas, kad būtų patogu. Tai tikriausiai dalis yra tokia, bet aišku yra ir dalis tų, kuriems kaip tik įdomu susidurti su ta nežinia, su tuo galbūt iš pradžių nesuprantamu šiuolaikiniu menu, ar tiek vizualiuoju, tiek muzika, tiek teatru, kuris, kaip sakant, ir keičia tą požiūrį, suvokimą, praplečia akiratį, nes kai susiduri su ta nepažintom, nepatirtom būsenom, tu atrandi kažką naujo, kažką esi priverstas paieškoti tų atsakymų, nes atsakymų ieškojimas, klausimų kelimas, tas smalsumas yra labai svarbus tiek jauniems, tiek ir mums, kaip sakant, senstantiems, nes tai skatina kūrybiškumą, o kūrybiškumas yra, manau, esminis tas ramstis tos vartotojiškos visuomenės, nes kažkada, nežinau, atrodo, ar universitete prieš 20 metų, ar mokykloje kažkas pasakoja apie tą visuomenės sudėtį, kad dar nuo atrodo, graikų laikų surasta, yra kūrybinė mažuma ir net nedauguma, tai ten 20-80, tas Pareto principas, bet vis tiek tų kūrenčių, ta kūrybinė mažuma bus maža, todėl ir yra mažuma, o yra net nedauguma, kuri tiesiog, kaip sakant, iš inercijos ir kaip sakant, pasileidžia pagal tuos, ką sukuria, ką parodo, ar ką dabar parduoda. Tai kai tas pats šiuolaikinis menas tampa tokiu kažkaip išskirtiniu, nes irgi dabar svarbu irgi būti, tas išskirtinumas jis daug ką reiškia, nes irgi norime būti asmenybės, tai jis tampa patrauklus ir tas pats kolekcionavimas tampa, kaip sakant, nauja tendencija ir kaip jau tas minėjau, tie privatus meno fondai, tai irgi, manau, labai geras įvykis Lietuvos meno laukui ir net tarptautiniam, kur ateina privatus, kaip sakant, investuotojai, verslininkai, kurie mato prasmę remti, skatinti kultūrą ir tai bus daug gražių dalykų.
edukacijos prisidėtas naujos kartos ugdymas, nes tiek jūs kultūrų komunikacijų centre turite meno edukacijas, tiek yra paleista programa, kur gali pamokas vesti, mokytojai gali vesti muziejus arba galerijos ir šiaip. Ar tai tavo požiūriu išugdys tą meno imlią kartą? Taip, manau, be abejo prisideda ir irgi čia yra toks, kaip sakant, požiūrio pasikeitimas, pokytis. Praeito amžiaus tikriausiai 6, 7, galbūt labiau 8 dešimtmečiuose, kai atėjo tas suvokimas, kad tie meno centrai neturi būti tokios kaip nebylios erdvės, kurios tik tai rodo. Ta meno jis yra rodomas. Štai ateikit, pažiūrėkit, bet jos turi būti, tie centrai, institucijos turi būti aktyvios, jos turi komunikuoti apie tai, ką rodo, komunikuoti, kaip suprasti, kaip žiūrėti. Ir ką nori tas autorius, kuriejas pasakyti ir ką bendrai tai reiškia, kokius klausimus kelia. Tai tas ir tikriausiai atvedė prie tos edukacijų, kas galbūt irgi iš vienos pusės yra siauriau suprantama kaip kažkokios kūrybinės dirbtuvės, kažką padarai, papaišai, palipdai ir tai yra jau edukacija, nors tai nėra edukacija, tai yra kūrybinės dirbtuvės, bet jos tas pačiu irgi atveda tą lankytoją. Galbūt mokytojams prašiau, kaip sakant, atvesti mokinius į tą meno įstaigą, į edukaciją, kurią galbūt jūs supranta kaip dirbtuvės, kažką darys, bet kad tai būtų edukacija, tai turi edukuoti, turi atsirasti klausimas, galbūt refleksija po tų pačių kūrybinių dirbtuvių, kur permąstymas, ką tuo metu galvojau, ką jaučiau, kas čia įvyko su manim, su aplinkiniais, koks pokytis nutiko ir tai yra giliau, galbūt irgi nėra to, kaip sakant, poreikio, noro ar galbūt ir laiko gilintis į tai, bet tai yra priemonė, kuri atveda lankytojus, o kas svarbu lankytojui ir bendrai, ta prasme, mums kaip ir bendrai visuomeniai žmonėms, mes dalykai, kurių mes nežinome, galbūt ir nesuvokia, mums yra nesuprantami, jie kažkur prasme mūsų gąsdina ar atstumia, nėra patrauklus ir irgi dar baigiamąjį darbą savo rašiau 1 magistro viešo administravimą apie piliečių dalyvavimą. Tai yra, kad tas piliečių dalyvavimas politikos procesuose, viešo valdymo procesuose, kol nėra patirties, nėra žinojimo, kas tai ir jis yra skurdus, bet kai atsiranda patirtis, ta patirtis atsiranda per dalyvavimą, tai ir skatina tos pilietinės visuomenės augimą, kad organizuotos piliečių grupės gali pasiekti pokytį, ypač matom mokytojų, medikų stiprų tą pilietinį dalyvavimą, kurie, kaip sakant, pasiekia savo tikslus. Tai taip yra ir su menu, tiek vizualiaisiais menais, tiek muzika, teatru, kur arba šokio menas, kur man iki šiol jis toksai ilgai buvo nesuprantamas, tikriausiai ir dabar nesuprantamas, ar galbūt tai yra tas subjektyvumas, kur natūraliai mums patinka arba nepatinka dalykai, mes vienus, kaip sakant, patiriame, išgyvename, mus įtraukia, o kiti tiesiog, nežinau. Taip, tas pats žirgų sportas, arba golfas, arba motobolas, kur arba žvejyba ta pati, kur yra entuziastai, kuriems patinka, arba, ta prasme, kaip atsiranda žvejai, būdami įtraukti, įsitraukia į žvejybą, pagauna tą pirmą savo laimikį ir jiem patinka, arba tie bangličių sportininkai, kur atrodo, čia, apie ką, bet pagavęs bangą tada supranti, koks tai malonumas, kaip tai įtraukia. Ir taip pat su menu, kai
pamatęs vieną kartą, kitą kartą susidūręs su galbūt skirtingom parodom tose pačiose erdvėse arba išgyvenę spektaklyje tam tikrus jausmus arba ten žiūrėdamas kitokį kiną, galbūt avangardinį, kur irgi ta prasme matydamas kitaip viską vieną kitą kartą susidūręs, tu jau supranti, kad čia kažkas kitko, bet tai nėra baisu, tai sukelia kažkokias mintis, kažkokie, nežinau, jausmus, patinka, nepatinka, suprantu, nesuprantu, norėčiau tokio daikto savo namuose, nenorėčiau, arba tiesiog kitas dalykas yra, tai yra proga ypač parodų atidarymai, ar ten premjeros, koncertai, tu sutinki kitus žmonės, kur kažkuria prasme irgi bendraminčiai, su kuriais gali užmėgsti pokalbį ir padiskutuoti apie tai, ką matai, ir arba galbūt kažkur buvai kitur ir ten tau patiko labiau, ir taip ta informacija sklinda iš lūpų į lūpas, arba ten, tarkim, sutikęs kažką, gali susidomėti, tarkim, parodos atidarime ar lankydamas parodą sutikti kitą asmenį, kuris galbūt tau papasakos apie kažkokį kitą renginį, koncertą ar spektaklį, kur net nebūtum pagalvojęs, likdamas savo tam ekrane, ir kur tau algoritmai parenka ką rodyti, kažkokius, žodžiu, dabar dirbtinio intelekto kuriamus vaizdus ar serialus ir tiesiog laiką mes turim visą pasaulyje, tik kur jį paskirstame, ir kaip ir vėlgi grįšiu prie to, kad yra vartotojų dalis visuomenės, ta inertinė dauguma, ir tų kūrėjų, ta kūrinti mažuma, kurie ieško, jiems įdomu, jie nori kažką sukurti, padaryti, išbandyti kažką neįprasto, sukurti savo gyvenimą, o nelaukti, kol kažkas tai, kaip sakant, nutiks. Tai pabaigai apie tavo asmeninius projektus. Tai jau užsiminėjai, kad darinėjai savo galeriją, tai kas ten bus? Taip, tai šita iniciatyva gavosi iš to, kaip sakant, trūkumo mieste parodinių erdvių ir mano studijų kuratorystės, kad man reikalinga erdvė eksperimentams, kūrybinių sumanymų įgyvendinimams, ir taip pat erdvė kitiems kūrėjams pasirodyti. Tai pradžioj irgi gąsdino tos erdvės, senai jau buvau matęs, ir atrodo purvinos, šiukšlinos, ir žodžiu ten neaišku, kaip gali kažkas atsirasti. Bet turėjau ir anksčiau įvairių iniciatyvų, su žmona Jurga mes esam darę įvairių tokių, tai ir į Kralofto buvom atidarę industrinę irgi tokią erdvę, kur buvo minčių, bet galbūt mažiau patirties, ir Pilies dirbtuvėse turėjom studiją, ir galiausiai, kaip sakant, paskatino, motyvavo, tai per studijas išvyka į Kuldigą, kur yra toks Garažiukų rajonas, įvykdyta konversija, ten įsikūręs irgi ir bravorėlis, ir ten mandras restoranas, ir menininkų studijos, kažkokios kitos kūrybinės dirbtuvės, ir vienoje iš tokių studijų pas Latvių kuratorę vyko seminarai, ir aš pamačiau, kad tai toks pat tarybinis garažas, tiek kad lygios grindys ir nuplautos, nudažytos sienos. Tai sakau, viskas, noriu tokios erdvės, grįžęs skambinau Klaipėdos Energiją, sakau, rodykit, kad turit, ir norėčiau čia įsikurti. Tai jau metai laiko krapštausi, darėm kartą mėnesį, stengiamės daryti įvairius įvykius, kad, kaip sakant, kurianti tą židinį, tą kibirkštį, kad kažkas vyksta. Galiausiai čia pavasarį išliejom grindis, ir dabar taip laimingai susiklostė, kad baigėsi 5 metų kadencijos terminas Kultūrų komunikacijų centre. Galiu visą laiką skirti
savo kūrybinių projektų įgyvendinimui, tai dabar sparčiau, kaip sakant, vyksta remonto procesas ir Liepos 24 dieną atidarom parodą, kuratorė Justė Kostikovaitė ir menininkė klaipėdietė, iš Klaipėdos kilusi menininkė, Didžiojoje Britanijoje daug metų jau gyvenanti, baigusi ten mokslus ir jos paroda. Paroda Žiotis, tai Liepos 24, kaip ir toks jau aiški data, aiškus terminas, kada turi būti baigtas remontas, bet galbūt pavyks ir anksčiau. Liepos 11-12 atšvęsti 1 metus veiklos, o vėliau rudenį, rugsėjo mėnesį organizuoju kryždirbystės plenerą. Kryždirbystės pleneras, toksai irgi iš vienos pusės kaip to UNESCO paveldo išsaugojimas, kaip amato išsaugojimas, kur meistrai irgi vyks edukacijos, masterclassai, bus galima dalyvauti ir pagaminti kryžių, nes manau, kad yra svarbu kryžius mūsų vakarų civilizacijoje, kultūroje, kadangi visa mūsų kultūra yra sukurta krikščionybės pamato. Krikščionybė, bažnyčia buvo pagrindinis fundatorius, mecenatorius, kuris skatino meno raidą vakaruose ir šiuo metu išgyvename šiokią tokią krizę, kai prarandame tą tapatybę ir tam tikras konfliktas su islamo fundamentalizmu. Tai kažkaip atrodo, kad kažkada kryžiuočiai čia nešė kryžius, tai galbūt dabar atėjo laikas čia gaminti tos kryžius ir grąžinti juos į Europą. Taip pat mačiau naują projektą pasileidai, kur kvietei menininkus mentorystai. Dabar Facebook'e buvai pasileidęs, kad kvietei menininkus, kurie pas tave norėtų, kuriuos tu galėtum palydėti. Čia tikriausiai mano ta komunikacija, kurią turiu tobulinti. Taip, tai dabar galvoju, galbūt ir daugiau asmenų suprato taip, kad čia buvo kvietimas menininkams ir mentorystėje. Jeigu galvom apie tą patį, apie jungtinės proto pajėgas. Tikriausiai, aš mačiau kvietimą, jo. Ketvirtadieniai susitikimai, jungtinės proto pajėgos. Tai iš tikrųjų jau yra senesnis mano projektas, irgi dar prieš karjerą kultūros komunikacijos centre, esu pradėjęs. Tai yra toksai metodas, galbūt kažkuria prasme kaip grupinė terapija, kaip palaikymo grupė, kur padedam vienas kitam, dalinamės idėjomis, resursais, žiniomis. Tai taip yra, kad vienam daryti dalykus yra sudėtinga, reikalingas palaikymas kažkoks ar atskaitomybė ir atlikti tyrimai, kad, tarkim, siekiant tikslų, kokie yra veiksmingiausi dalykai, tai tikriausiai pirmas yra užsirašyti tą tikslą, ką nori pasiekti, kad nepamesti jo ir aišku, ta prasme, darymas žingsnių, kuriuos reikia padaryti ir kai nėra atskaitomybės, atrodo, kad taip, padarysiu, žinau, ką turiu padaryti, padarysiu ir tas dažnai nusitęsia. Galbūt netgi ir tikslas gali pasikeisti, tai tas grupinio proto metodas yra tokia grupė, kur susitinkame ir dalinamės savo tikslais, ką darome, kas šiuo metu aktualu, kokie iššūkiai. Tai kaip sakant, proga yra permastyti, ką darau, kur einu, ko dabar reikia. Ir tuo pačiu kiti dalinasi savo tais tikslais, tą kelionę, tais iššūkiais ir būdami grupėje mes, kaip sakant, turim irgi įvairių kiekvienas patirčių ir pasidalinam su kitais ir tai vyksta toksai kažkuria prasme ir pagreitintas mokymasis. Tai iš įvairių sričių yra ir iš... Ne tik menininkai. Ne, menininkų,
tokių grynų menininkų nėra. Netgi yra galbūt kas susijęs su kūrybinėm industrijom, kas norėtų prisijungti iš kūrybinių industrijų, bet tų grynų menininkų nėra. Ir manau, kad tie gryniai menininkai, galbūt iš save galiu prie jų priskirti, gyvenam tam tikrame kitokiame tame pasaulyje, kur tas išorinis, tas fizinis, galbūt jis nėra toksai svarbus ir aktualus. Aišku, svarbu išgyventi, pavalgyti ir turėti tą saugumo jausmą, bet yra tas kitas, tas vidinis, tas pasaulis, galbūt ta Dievo dovana, tas talentas, kurį kažkaip tai turi realizuoti, ir ta realybė iš tikrųjų kaip ir gal ir trukdo ir nors turėti mažesnio santykio su jie, todėl svarbu čia šitoje vietoje galbūt ir tie meno vadybininkai, meno prodiuseriai, kurie kuria tuos tinklus, suranda tuos menininkus, galbūt ir per atvirus kvietimus, tas nevyriausybinis sektorius, tas įvairios iniciatyvos, kurios, kaip sakant, jie ieško tų kuriančių žmonių, turi galbūt kažkokią infrastruktūrą, ar ten sceną, ar galeriją, kur gali pristatyti tuos menininkus, dar geriau, jeigu gauna ir finansavimą ir gali, kaip sakant, mokėti atlygį menininkui. Tai per tuos ryšius ir per tuos tinklus, kaip sakant, kaip žuvelės, tai menininkai sugaudami, kuriais sužvejojami, traukiami ir iš to gimsta gražus prasmingi dalykai. Žinau, kad žmona Jurga kažką panašaus darė moterų bendruomenėje. Taip, Jurga konkrečiau dirba su kūrybiškumu, pagal tam tikrą metodiką, man atrodo, 12 susitikimų, kaip išlaisvinti tą kūrėją, nes iš tikrųjų ta sunki realybė kartais nugali ir kai turi išgyventi, kai atsiranda šeima, namai, vaikai, reikia, kaip sakant, rūpintis buitimi, maistu, kaip sakant, ne tik savimi, bet ir artimaisiais, tai reikia išgyventi ir dažnai ta kūryba, kaip sakant, jinai nugrimsta, uždaroma į dėžutę ar kažkokiu dangčiu užvožiama ir turi, kaip sakant, rūpintis, dylinti, taip sakant, bet vis tiek yra tas vidinis kūrėjas, kuris kenčia, būdamas uždarytas, negalėdamas realizuotis, kaip sakant, ta dovana, jinai, kaip sakant, spaudžiama, naikinama priespaudoje, galbūt kaip sprendžina spaudžiama ir svarbu ją išlaisvinti, atverti ir užsiimti tom kūrybiniam veiklom, nes tas vidinis slopinimas, jisai bendrai veikia psichiką, nes prasideda tie įvairūs procesai psichologiniai, galbūt net irgi ir psichosomatiniai, kai darai, bet nesupranti, kažkas ne taip, kažkas atsiranda ir išgyvenimai, ir galbūt kančios momentai, kai turi grįžti prie to savo kūrėjo prado, kaip sakant, jį sutikti ir gyventi su juo ir padėti skleisti, suprasti, kad galbūt yra kitas pašaukimas, o nebūti to inertiniai daugumoje, kaip sakant, tuo sraigteliu, bet esi kūrėjas ir turi būti tas, kuris, kaip sakant, atveri, parodai tą inertinį daugumai tuos gražius dalykus. Ir pabaigai, toksai baigiamas iš to sunku išrinkau klausimą. Tai žinau, kad tavo dukros abidvi turi meninį polinkį. Tai vat, kaip tas meno prodiuseris, ne tik kaip tėtis, bet ir kaip meno prodiuseris. Jeigu reikėtų duoti 3 kertinius patarimus, jeigu jos galvot apie kūrėjo kelią, ką patartum? Gerai, kad įvardinai kūrėjo kelią, nes jeigu menininko kelią, tai nežinau, ar tu prasme, kad
palaikyčiau, ar kaip sakant, labai džiaugčiausi, nes, kaip ir minėjau, yra didelė konkurencija, daug tos vidutinybės ir daug tų nesėkmingų karjerų ir nusivylimo. Galbūt ir čia tas mano tėvų, kaip sakant, man įdiegtas galbūt kažkoks blokas, kad menas ir kūryba nėra tas, kaip sakant, perspektyvus pasirinkimas gyvenimo visuomenėje. Yra pas mus, krikšto tėtis yra animatorius, jisai tapė paveikslus su karveliu, tai čia Klaipėda. Ir nuo to yra tas posakis, rusiškas yra menininkas, yra hudožnikas ir visada sako nuo žodžio huda yra kaip kančia. Tai nėra lengvas tas menininko kelias. Taip. Bet nežinau, ar drausčiau, tikriausiai nedrausčiau, nes svarbu jaunam žmogui išbandyti dalykus, ieškoti savęs ir atrasti save. Aš save atradau tik tai būdamas tikriausiai kelių čia 43-44 parodų rūmuose, kai supratau, kad čia esu aš ir čia yra mano laukas ir čia aš esu laimingas ir čia aš myliu tai, ką darau, bet iš tų patarimų kūrėjo kelią, nes kūrėjo kelias yra teisingas kelias, manau. Ir kas svarbiausia, tai nebijoti klysti. Nebijoti klysti, tai reiškia nebijoti rizikuoti. Nes rizikavimas tikriausiai išmoko galbūt ir valdyti rizikas, iš tos pusės patirti tai, kad tie drąsūs poelgiai, nes rizikavimas yra drąsus poelgis ir tokiu būdu yra nugalima baimė. Tai nugalėdamas baimę, mes išeinam, kaip sakant, į daugiau, į plačiau, į tą gausą, į didesnį galimybių lauką, kur galim pasirinkti plačiau ir taip, tai nebijoti rizikuoti, nebijoti suklysti ir atkaklumas ir įkyrumas ir padarimas darbo iki galo. Tie dalykai, tokie patarimai ir turėčiau stengtis, kaip sakant, dėkti, ačiū, kad uždavė tokį klausimą ir tu pačiu, kaip sakant, galvojau, kiek šiuo metu mūsų santykiuose tame ugdyme yra to. Sunku, ar ne, kai galbūt matai talentą, bet ir žinai tą kainą, kiek visą tai kainuoja. Ir rizikas. Taip, nes yra, kaip sakiau, ir žaidimo taisyklės tą meno lauke, yra taip pat ir purvo įvairaus ir rizikų ir galbūt kaip tėvai man tas, tikriausiai kaip ir mano tėvus gąsdina tas bohemiškas gyvenimas, kuris kažkuria prasme irgi yra toksai kaip gali vilioti tas nerūpestingumas ir polėkis, svaisčiojimas ir bet yra ta realybė ir kartais ta realybė būna susidūrimas su ją skaudus ypač kai kurie galbūt neapgalvoti ar lengvabūdiškai priimti sprendimai. Tai taip, kaip tėvai norim, kad vaikam pasisektų daugiau ir kad nedarytų tų klaidų, kur mes patys darėme, bet kiekvieno kelias iš mūsų yra individualus ir mus kuria mūsų patirtis. Tai noris tų pozityvių patirčių, praplečiančių akiratį patirčių ir lavinanti ir skatinanti kritinį mąstymą.
kuris leidžia įvertinti, kaip sakant, situaciją, priimti sprendimus, geriausią sprendimą. Tai ačiū už tavo laiką. Tai čia buvo Liudas Andrikis, viską, ką jisai daro, sudėsim į aprašymą. Ir ačiū už tavo laiką. Ačiū, Antanai, kad pakvietei. Galvau, kad po pirmo to pokalbio, kai buvom su Jurga, jau viskas, kaip sakant, išnaudojam savo kreditus bet smagu būti pastebėtų ir tikiuosi apsilankysi Energijoje. Būtinai. Ačiū tau.